Džiaugiamės galėdami jūs pakviesti į diskusiją. Kalbėsime apie realias patirtis. Kas paskatina imtis projektų ir kaip jie atrodo iš vidaus. Diskusijos dalyvius kviečiu pasidalinti ne tik sėkmėmis, bet ir tuo, kas sudėtingiausia ir ką patartumėte tiems, kurie dvejoja. Diskusijoje dalyvaus projektų vykdytojai, kurie gavo finansavimą Lietuvos energetikos agentūros administruojamuose priemonėse saulės elektrinėms, kaupimo įrenginiams arba privačioms įkrovimo stotelėms įsirengti. Tai kviečiu į sceną ir pasirinkti kėdę po savo nuotrauką UAB Foxas direktorių Aurimą Bagdanavičių. UAB Foxas gavo finansavimą saulės elektriniai ir kaupimo įrenginių įsirengti. Taip pat pasitikite ir UAB Ekoservis inovacijų projektų vadovę Laurą Zukę. Ekoservis gavo finansavimą saulės elektriniai įsirengti. Taip pat ir ūkininką Aurimą Kuzmą. Aurimas gavo finansavimą kaupimo įrenginiui įsirengti. Piliečių energetikos bendryje AEI bendryje direktorių Tomą Ridiką taip pat šiandien kviečiame, pasitikite. Bendryje gavo finansavimą saulės elektriniai įsirengti. Ir Druskininkų ligoninės direktorė Evelina Raulušaitienė kviečiame, pasitikime. Druskininkų ligoninė gavo finansavimą privačioms įkrovimo prieigoms įsirengti. O diskusiją moderuos Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė. Taip, sveiki visi. Ir pradėsiu galbūt ne savo mintimi, pasidalinsiu politiko ir buvusio Jungtinės karalystės ministro pirmininko Winstono Churchillio mintimi, kad išmintingas žmogus ne visas klaidas daro pats, jis suteikia progą ir kitiems. Kaip ministras paminėjo, tikrai turėjome agentūroje daug pokalbių, kaip administruoti paramą, kad mumis patikėtų. Ir jūs esate vieni iš tų 23 000, kurie mumis patikėjo, pateikė paraišką. Ir aš labai tikiuosi, kad jūs esate iš tų 60%, kurie patenkinti ir agentūros veikla. Bet pradėkime apie viską nuo pradžioj ir tiesiog pradžioj visiems be išimties trumpas klausimas, kas padėjo apsispręsti, įgyvendinti projektus ir teikti mums paraiškas. Tai pradėkime gal nuo jūsų, Evelina. Labą dieną. Tai keičiasi darbuotojų poreikiai, daugėja elektromobilių ir manau, kad energijos klausimas tai nėra tik ekonomikos, tai yra ir įstaigos bendrai požiūrio klausimas. Ir turėjome labai aiškiai kryptį kurti modernesnę, tvaresnę ir darbuotojams patogesnę ligoninę. Ir manau, kad šiandien dienai švietimo sektorius taip pat turi rodyti atsakingą požiūrį, kaip naudoti energiją ir taip pat kurti tvarę aplinką darbuotojams. Tai padėjo ne tik finansavimas, bet ir viskas kartu. Ačiū. Tomai, kas paskatino jūs pateikti paraišką? Aš, labą dieną. Tai labai ačiū, kad čia turit mane. Realiai tai mes pradėjom galvoti, kad energetikos transformacija neturėtų būti individualūs projektai, vien tik individualūs projektai. Jie yra gerai. Saulės elektrinė ant savo stogo ar šalia savo kažkokios gamyklos. Bet mes matom labiau kaip bendryje, kad tai turėtų būti kažkoks toksai, kaip ir jūs minėjote atidarymo kalboje, kad bendravimas, bendrystė ir tada ta sinergija atsiranda, kai dalyvauja ir piliečiai, ir verslas, ir valstybė, ir savivalda. Tada galima išgauti tokį kitą rezultatą. Tai šitas buvo toks pagrindinis akstinas.
Bet aišku, atsirastų įstatymų bazė, kad bendrijom, kaip sakyti, reglamentavimas atsirado, kad jos gali kurtis. Mes pradėjom kurtis ir dar plus parama iš agentūros, tai čia tokia irgi sinergija, reiškia, turim aplinką, turim energiją kaip finansus ir turim tą norą kaip iš narių. Tai va tokie 3 dalykai. Ačiū. Ir pakviesiu pradžioj vieno Aurimo ir vėliau kito, nes turime 2. Kas paskatino jūs pateikti paraišką ir ar valstybės teikiamos investicijos buvo esminis veiksnys? Labą dieną visiems. Pas mus kaip ūkyje tai buvo turbūt 2 aspektai, kurie paskatino tai daryti. Tai pirmas dalykas - sutaupyti lėšų ir sutaupyti už elektrą, o antras dalykas tai buvo tas, kad mes labai žiūrim į žalią energiją, žalią gamtą ir mes labai tą šeimoje akcentuojame. O ar paskatino dalinai finansavimus mums įsirengti visą tai? Iš dalies ir taip ir ne. Pačios saulės elektrinę tai mes jau buvom nutarę įsirenginėti, o kaupiklius taip, tai paskatino dėl to, kad yra finansavimas, nes be finansavimo būtų biški sunkoka. Ačiū. Sveiki. Mūsų situacija panaši, mes spaudžiame ekologišką aliejų, tai be tvarumo, be saulės elektrinės kaupiklių taip pat, manau, jeigu ir nebūtų paramos, būtumėme ėję link to, o parama tik tai paskatina ir atsipikinė žymiai projektą. Tai visiems naudinga tiek mums kaip įmoniai, kur einam link tvarumo ir tiek produktus ekologiškus gaminam, tiek ir naudojam saulės energiją tvarę. Tai 2 nauda. Ačiū. Ir Laura, galbūt jūs teikiate paraišką, nes galvojate tik apie tvarumą ir švaresnę energiją. Labai teisingas klausimas ir iš tiesų ir norėjau pradėti nuo to, kad tvarumas tai yra mūsų įmonės kasdienybė. Ir atsinaujinančią energetiką ir saulės elektrinės įsirengimo projektas vienas iš šių žingsnių tvarumo link. Bet norėtųsi pradėti nuo to, kad mes į atsinaujinančią energetiką jau pradėjome žiūrėti daug anksčiau ir pirmosius žingsnius padarėme dar 2024 metais, o šis projektas, saulės elektrinės įrengimo projektas, yra mums tuo svarbu, kad ši elektrinė stovi ant pakuočių rūšiavimo centro stogo ir aptarnauja būtent technologinę įrangą. Tai taip, tai paskatino mus šitą galimybę gauti paramą ir paskatino kreiptis į energetikos agentūrą. Ačiū. Ir Evelina, norėčiau jūsų paklausti, nes kaip ir visuose projektuose visada yra labai svarbu tas pirmas impulsas, idėja, ar kodėl tai vyksta. Ir ar įrengti elektromobilius, privačių elektromobilių įkrovimo stoteles buvo jūsų iniciatyva, ar patys darbuotojai išreiškė norą turėti tokią galimybę ir ar nesulaukėte kritikos, kad ligoninės prioritetas turėtų būti sveikatos paslaugų, priežiūros paslaugų teikimas, o tokiose institucijose galbūt privačios elektromobilio prieigos yra galimai prabanga. Tai investuojame ne tik į modernę medicinos įrangą, bet ir į sprendimus, kurie kuria realią finansinę naudą darbuotojams. Tai džiaugiamės, kad Pietų Lietuvoje esame pirmoji ligoninė, kuri įsirengė elektromobilių stoteles darbuotojams ir jie turi galimybę už gerokai mažesnę kainą krautis automobilius ir taip savo atpiginti ne tik kelionę, bet ta kelionė ir tvaresnė, ir pigesnė gaunasi. O medicina yra neatsiejama nuo tvarių sprendimų. Tai ligoninės misija yra rūpinti žmonių sveikata, o visa aplinka yra visuomenės sveikata, kas yra lygiai taip pat aktualu. Tai dar galėčiau kaip pavyzdį pasakyti, kad mums kaip regionams gydytojų klausimas yra labai aktualus. Ir šiandien gydytojas atvykstantis Vilnius, druskininkai Vilnius,
dirbantis ligoninėje vienu etatu, tai reiškia, kad jisai per mėnesį atvažiuoja 7 paras, jo vieno atvažiavimo kaina elektromobiliu kainuoja jam 4 eurus. Lygiai grečiai, jeigu paimti mėnesio sąnaudas, tai gydytojas važiuojantis su benzininiu automobiliu per mėnesį išleidžia daugiau negu 3000 eurų, o gydytojas važiuojantis su elektromobiliu maždaug 330 eurų. Tai apie 3000 eurų į mėnesį gydytojas gali skirti atostogoms ar šiaip savo gerbuviu. Tai yra labai ženklus skirtumas. Ir dažnai tenka pastebėti savivaldybėse, matyti tokias net nupjautus laidus ar panašiai ir nenaudojamas stoteles. Sakykite, ar pas jūs jos aktyviai naudojamos ir ne tik tų, kurie atvažiuoja iš Vilniaus? Taip, tikrai aktyviai ir mūsų tikslas, sukuriant papildomą motyvacinę sistemą, kompensuoti dalį kainos, kad darbuotojai visi kuo aktyviau naudotųsi. Ačiū. Ir paklausiu ūkininko Aurimo. Mes visada kaip agentūra, būdami ne tik projektų administratoriais, bet ir energetikos ekspertais, nuolat sakome, kad būtina žiūrėti kompleksiškai ir išnaudoti visas atsinaujinančios energijos išteklių plėtros teikiamas galimybės. Tai yra įsirengti ir saulės elektrinę, ir kaupimo įrenginį, jeigu yra galimybė ir privačią elektromobilio prieigą, bei pasikeisti taršų katilą į, pavyzdžiui, šilumos siurblį. Ir jūs esate būtent tie, kurie saulės elektrinę įsirengėte gavę finansavimą iš Apvos, o kaupimo įrenginį iš mūsų agentūros teikiamo finansavimo. Ir sakykit tiems skeptikams, kurie dar galbūt dvejoja, abejoja, kad tai yra naudinga, kokią jūs išskirtumėte tokią praktinę šio jūsų sprendimo naudą ir būtent kaip tai padeda jums ūkyje? Sakyčiau, kad abejoti tikrai nėra verta, nes mes vien tik ūkyje per 1 metus sutaupėm kažkur tai virš 48% savo elektros energijos išlaidų. Tai yra visai neblogai, bet norėtųsi dar, jeigu bus tokia galimybė iš energetikos ministerijos, finansų ministerijos, jeigu skirtų, kaip anksčiau čia buvo toks projektas, kad ūkininkam įsirengti iki 100 kW elektros energijos su kaupikliais, tai mes būtinai tam projekte dalyvausim ir aš manau, kad tada pas mus gali būti ir 80-90% sutaupyti elektros energijos. Ačiū. Laura, Ekoservisas, kaip ir jūs minėjote, tikrai yra didelė įmonė, įsirengusi beveik 500 kW saulės elektrinę. Ir papasakokite, kokiuose procesuose daugiausiai suvartojate elektros ir kokią prisimenate didžiausią sąskaitą ir kokį pokytį galbūt matote jau įsirengę dabar elektrinę, ar planuojate pamatyti? Labai toks platus klausimas, bet gal aš pradėsiu nuo to, ką prieš tai užsiminiau, kad mes startavome 2024 metais su atsinaujinančia energetika ir su saulės parko nutolusio įsigijimu. Ir ką pastebėjome, tai 2025 metų elektros kaina mums sumažėjo 20%. Dėl įrengto saulės elektrinės modulių ant stogo šiai dienai sudėtinga atsakyti, nes pati elektrinė pradėjo veikti tik balandžio mėnesį, nes turėjo praeiti visą eilę procedūrų ir susitvarkyti turėjome dokumentus, bet tikimės, kad iš tiesų pačios sąskaitos skaičiavome, kad turėtų sumažėti apie 40 000 eurų per metus, būtent iš to objekto. Bet kad suprasti, kiek reikia objektų ir ne energetikos, tai mūsų pakuočių rūšiavimo centras yra Vilniuje, vykdoma ne tik pakuočių rūšiavimo, bet ir platesnė veikla ir tam mums reikalingas 1,33 MW
energijos poreikis, na, elektrinę turime arti 500 kW. Tai įsivaizduojate, kokius suvartojimas pas mus vyksta. Ačiū. Ir paklausiu jau kito mūsų pašnekovo, Aurimo Fokso direktoriaus. Jūs taip pat įsirengėte ir saulės elektrinę, tiek ir kaupimo įrenginį. Šiuo atveju abu finansavo Lietuvos energetikos agentūra. Ir kaip jūsų įmonėje šis sprendimas pasiteisino praktiškai ir ar jaučiate, jeigu taip galima pajuokauti, dvigubą naudą? Pasiteisino viskas, tvarkoja. Gal, kaip sakant, sunkiausia pradžioj buvo, tai gal ESO sąlygas gauti, paskui iš jūsų finansavimą labai paprasta gauti, ten ir administratorė užpildo tas visas paraiškas. Žinot, aplikuojam ir kitur paramų, ten nacionalinė mokėjimo agentūra, renovacijų agentūra, įrangai įsigyti ar pastatam atsinaujinti. Tai tenais reikia samdyti konsultantą, tenais reikia rodiklius tam tikrus pasiekti, įdarbinti žmonių tam tikrą skaičių, o čia įsipareigojimų beveik nėra. Tai finansavimas tas 80, gal 85% mums gavosi nuo visos kainos, tai 15% savų pridėti ir paskui tie pinigai atsiperka per pirmus metus, tai manau, kad tikrai labai naudinga. Tai tik tai, jeigu antrą kartą tą patį daryčiau, tik tai atkreipčiau dėmesį į įmonės, kurios įrenginėja tos visus dalykus, tai kad viską apkalbėti visus niuansus, nes paskui būna, kai sumontuoja, tada būna, jūs pagal sutartį šito nepasirinkote, šito nebuvo, visko nesuskaitysi, nežinosi, kaip pirmą kartą darai. Bet su agentūra tai viskas, pinigai, laiku, viskas, paraiškos užpildymas labai paprastas, viskas labai sklandžiai. Ačiū. Ir Tomai, jūs skirtingai nei kolegos veikiate ne individualiai, bet kūrėte bendriją. Tai gal pasidalinkite patirtimi, nes kaip ir matėme, tiesiog dabar Lietuva nuėjo tokį kelią, kad nuo 0 bendrijų mes turime 72, jūs esate viena iš jų. Tai ką pasakytumėte tie, kurie dvejoja? Ką pasakyčiau, nedvejokite, ar ne? Nėra laiko čia dvejoti, čia reikia įti į priekį. Mes pirmieji pabandėm tą daryti. Mums užtruko porą metų. Tai nežinau, jeigu čia yra atstovų iš Verto, tai malonu buvo dirbti porą metų, kol mes galėjom ir ESO, taip pat mojuoju. Tikrai, ačiū, kartu dirbam, buvo nauja, padarėm. Dabar tas procesas trunka, trumpiausiai gali būti 3 mėnesiai, gal ilgiausiai 6 mėnesiai, tą galim padaryti, kas liečia Saulę. O dabar, jeigu apie dvejojimą, žinot, kas ta energetinė, tas transakcija arba tas pokytis yra jum kiekvienam iš jūsų. Ar tai yra tik tai sąskaitų mažinimas, žalia energetika, kurią gaunat, pagaminat? Ar tai yra jūsų, kaip sakyti, ateitis, ar ne? Kad jeigu švaresnis oras mieste, ar tai bus jums geriau, jūsų vaikam? Ar jeigu jūs galėsite patys spręsti, kokią energiją, kur vartosit, ką gaminsit, galėsit balsuoti už tai, ar tai jūs įkvepia. Ar mes šiek tiek dirbam Ukrainoje ir ten, pavyzdžiui, ką jie daro, kad būtų pastatai atsparus, reiškia, nuo išorinio tinklo, nes visokių gali būti niuansų, kalbu apie grėsmės, kur gali sutrikdyti tinklą, kibernetinės, gali būti fizinės, ar ne, kaip vyksta Ukrainoje, gali būti stichinės kažkokios gamtos, reiškia, jėgos. Tai jeigu, pavyzdžiui, jūsų daugiabutis, namas, kvartalas galėtų, pavyzdžiui, padėti ESO ir išbūti 3 valandas, o gal 3 paras apsirūpindami elektrą, kaip tada atrodytų mūsų gyvenimas? Ar elektros energetikos virsmas, ar jis galėtų mums padėti tokį kurti
rojų žemėje, kai tu gali mieste, pavyzdžiui, nuo obels nusiskinti obuolį ir suvalgyti. Ačiū. Ir dabar paprašysiu pagelbėti Armando, kuris labai reklamavo slide programėlį ir galimybę užduoti klausimus, kad nesikalbėtume čia vieni. Ar turime klausimų? Tuoj pasakysiu tiksliai. Naujų klausimų neturime, bet aš manau, kad, kaip žinau, yra kitoje skaidrėje ir QR kodas, tai jeigu galėtumėm tą kitą skaidrę atversti ir galėtumėm rasti QR kodą, bet ne, kol kas, Agne, klausimų neturime. Na, nepaisant to, kad tų klausimų neturime, čia kalbėjome, ar ne, apie atsinaujinančias energetikos bendrijas, apie kurias kalbėjo ir Tomas. Tai su mumis yra ir vienas iš energetikos bendrijų judėjimo Lietuvoje entuziastas ir pradininkas Domantas Racevičius. Tai turėčiau, Domantai, jums klausimą, jeigu galima, kokiais įkvepiančiais pavyzdžiais, kuriant energetikos bendrijas, galite pasidalinti? Ir ko reikėtų dar, kad tų pavyzdžių Lietuvoje atsirastų ir daugiau? Tai sveiki, ačiū. Tų pavyzdžių Lietuvoje gan mažoka. Tomas turbūt vienas iš tų pionierių, kuris eina toliau, eina iki galo ir steigia. O barjerų mes turim tikrai nemažai. Gerai, ministro ausis yra. Tai vienas iš jų galbūt, sakykime, yra ESO tinklų skaidrumas, kad visi galėtų matyti gatvės lygmenį iki 0,4 kilovolto, kaip sakykime, laisvus pajėgumus gaminti ir vartoti. Tai jau ne viena ES šalis tą turi, o mes kažkaip vis ties tų aukštesnių pajėgumų stovim ir tada, jeigu nori sužinoti, turi klausti ESO, sumokėti, o jeigu kad sužinotum, ar yra galimybės energetikos bendrijai, dar pirmą ją įsteigti ir tada tik tai paklausti. Tai čia yra milžiniškas barjeras. Kitas dalykas, jau kurį sprendžia, tai mačiau teisės akto projektuose, tai leidimų plėtrai panaikinimas iki 100 kW, nes gaminantis vartotojas tą gali, o gaminantis vartotojai susibūrę į energetikos bendriją turi nuo 1 kW gauti leidimą plėtrai. Tai čia irgi, sakykime, tokie tikrai maži, bet reikšmingi barjerai. Taip pat dar su įstatų paprastinimu piliečių energetikos bendrijom galima tikrai nuveikti, nes dabar įstatose reikia nurodyti, kas kiek ir kaip bus pasidalinama elektros energija, kas, pavyzdžiui, daugiabučio atveju, jeigu tai yra steigiama, tai yra tikrai perteklinis reikalavimas, reikalaujantis po to keisti įstatus. Čia tikrai tokie leisantis, ir galbūt tą bendrą kryptį matyčiau, kaip sakykime, įgyvendinimą, leidžiant dalytis elektros energiją, būtent bendrijos nariams tarpusavyje, netampant aktyviaisiais vartotojais, kas manau yra natūralu, dėl to ir jie ir būrėsi į bendriją, kad galėtų tarpusavyje tą dalintis. Ir ne tik tai pasiskiriant iš karto tą statinį kiekį, bet būtų tas vadinamas dinaminis raktas, kad priklauso nuo tavo vartojimo, susitarimo tarpusavyje, vieną mėnesį galbūt 2 procentai elektrinės, kitą mėnesį dėl didesnio vartojimo gal 10 procentų, o kiti, kurie nevartoja, tau tą pajėgumą užleidžia. Ir galiausiai daugiabučiai, kurie galėtų pasinaudoti tuo momentiniu vartojimu, jiems ESO, nors ir kaip ir vyriausybės nutarimuose tas viskas yra įtvirtinta, ESO to neleidžia. Ir reikalauja, kad jie taptų nutolusiais gaminančiais vartotojais, nors vartoja tame pačiame pastate, kuriame ir gamina. Tai čia galbūt tie pagrindiniai barjerai, jų dar yra daugiau, bet jeigu pavyktų šitos įspręsti, aš manau, matytume proveržį šitoje srityje. Ačiū. Ačiū labai, Domantai. Investicijos į saulės elektrinių kaupimo įrenginių plėtrą yra vienas iš impulsų, kuris skatina gyventojus keisti taršius, senus, iškastinį kurą naudojančius šildymo įrenginius. Tai tarp mūsų yra ir Šilumos siurblių ir vėdinimo sistemų asociacijos vadovas Darius Jokubauskas. Norėčiau taip pat ir Dariui užduoti klausimą,
kaip pasinaudojant ES investicijomis skatinama atsinaujinančių energijos išteklių plėtra mūsų šilumos sektoriuje. Kokiais pasiekimais galėtumėm pasidžiaugti, Dariau? Sveiki kolegos, ačiū gerbiamai Agniai už pakvietimą. Sveiki ministrė. Taip, iš tikrųjų šiandien daliname sėkmės istorijomis apie atsinaujinančią energetiką, tai aš taip pat norėčiau pasidalinti ir mūsų sėkmės istoriją. Tai mūsų šilumos siurblių ir vėdinimo sistemų asociacija skaičiuoja 10 veiklos metus ir yra Europos šilumos siurblių asociacijos dalimi. Turime apie 20 narių, taip pat tarp kurių mokymo įstaigos. Noriu labai pasidžiaugti bendradarbiavimu su Lietuvos energetikos agentūra. Turbūt pastaruosius 2 metus mes koja kojon einam ir dalinamės tiek praktiką gerąją, tiek ir informaciją ir taip pat pirmieji gauname informaciją apie šilumos siurblių paramas, taip pat apie kvietimus, teikiam patarimus agentūrai, kaip tai galbūt galėtų vykti sklandžiau, nors ir taip puikiai viskas vyksta. Ir pagal agentūros duomenis, reiškia, nuo 24 metų iki dabar yra ne 17 000 gyventojų, yra pakeitę senus taršius katilus į šilumos siurblius ir išmokėta apie 56 milijonai eurų. Tai yra įspūdingi skaičiai ir ką mes stebime, kad būtent tas pokytis įvyko 25, 24, 25 ir šiais metais, tai turime tikrai rekordinius skaičius ir kalbant apie šilumos siurblių pardavimus Lietuvoje. Ir be abejo viso to nebūtų be paramos ir be energetikos ministerijos įsitraukimo ir efektyvaus ir konstruktyvaus darbo. Taigi apie sėkmės istorijas. Iš tikrųjų, šie metai yra pirmieji, kai valstybės duomenų agentūra pradėjo rinkti oficialius duomenis apie šilumos siurblių pardavimus ir importą. Iki šiol tai darėme mes, kaip ir kitos Europos asociacijos, bet tai nebuvo tikslus duomenys ir kadangi turime jau, galiu pasidalinti šiais duomenimis, tai yra 25 metų duomenys, tai Lietuvoje yra parduota virš 84 000 šilumos siurblių. 25 metų, iš kurių oras 69 plus 1000, oras vanduo 14 000 ir gruntas vanduo apie 700. Visa tai be abejo įtakoja didelė valstybės parama ir tas didelis finansavimas ir aišku, lietuviai, reikia pasakyti, mėgsta naujoves, lietuviai mėgsta inovacijas, tauta yra, nesame konservatyvus ir mes tikrai diegime tas naujoves. Ir dabar atkreipsiu dėmesį, Lietuva pagal šios duomenys yra 4. Europoje ir tuo pačiu pasaulyje, skaičiuojant 1000 gyventojų. Paplojam, iš tikrųjų įspūdingi skaičiai. Ir man paskambino Europos šilumos siurblių asociacijų generalinis sekretorius, sako, mes gavome jūsų skaičius ir mes negalim patikėti, iš kur tokie skaičiai. Sakom, skaičiai iš ten, kad Lietuva yra pirmaujanti ir gal bus įdomu, ką mes nusileidžiame pasaulyje. Taigi mes nusileidžiame tik Norvegijai, Suomijai ir Švedijai. Taigi Lietuva yra Skandinavija. Ir iš tikrųjų, ką dar paminėsiu, kad gegužės 26 dieną Vienoje vyks generalinė asamblėja, kurie susirinks virš 30 šalių šilumos siurblių asociacijų atstovai, tai yra virš 130 narių ir šioje asamblėjoje jau bus paminėta Lietuva kaip sėkmės istorija. Taigi ačiū visiems, kad mes kūrėme istoriją. Ačiū labai. Ačiū labai. Taip, tai turime šiek tiek klausimų ir iš auditorijos. Klausimą turime ir sprendimų priėmėjams, tai jeigu galima, ministrė, turėčiau klausimą. Ar Lietuvos energetikos politika numato piliečių dalyvavimų grįstos energetikos plėtrą, decentralizuotų energetikos sprendimų stiprinimą, jeigu galite? Tai be abejo, tai buvo anksčiau kryptis ir dabar toliau jinai išlieka. Dėl piliečių bendrijų, kaip žinia, yra ir numatytos tam tikros valstybės biudžeto lėšos ir tai yra ta kryptis, kurią mes iki šiol susidūrėme ir buvo įvardinta nemažai kliučių, tai tas kliūtis ir kliuvinius reikia toliau naikinti, tai decentralizacija išlieka esminių prioritetų ir tai ne tik dėl to, kad mes pasigamintume daugiau atsinaujinančios energetikos, bet tai ir dėl to, kad būtume atsparesni, nes sistemos atsparumas, decentralizacija yra būtent tie paprasčiausi dalykai, kaip tai galima įspręsti. Tai dirbame tą kryptim, bet norisi irgi iš rinkos dar gauti ir patarimų, kur tai yra
žemiausiai kabantys vaisiai, kaip greičiausiai galėtume tas kliūtis įveikti, tai kai kurie jau buvo įvardinti. Ačiū, ministrė. Aš norėčiau pridurti dar, galiu visiems pasakyti, jeigu tikrai galvojate apie energetikos bendrijos kūrimą, tai pats laikas yra abejojantams, kur prašėt pasakyti, tai dabar yra kvietimas piliečių energetikos bendrijom iš Rescope Europe verslo plano parašymų yra dotacija 45 000 eurų. Tai turim 2 mėnesius, galite tiesiog aplikuoti ir gauti lėšas ar finansavimą, sukurti bendriją, parašyti tą verslo planą. Ačiū, Tomai. Ir visai pabaigai, kadangi kvietė pasidalinti ne tik patirtimi, bet ir patarimais, tai pačiai pabaigai visų labai trumpai paklausiu ir paprašysiu patarimo. Nes, kaip ir minėjo ministras, tiek energetikos ministerijos, tiek Lietuvos energetikos agentūros vienas tikrai iš tikslų, kad tas žodis administravimas nebūtų vien tik orientuotas į popierius, bet visų pirma į žmones, į jų patirčių gerinimą. Tai įsivaizduokite, kad esate Lietuvos energetikos agentūros vadovas, kalbate su komanda, ką patartumėte daryti geriau, kad patirtis įgyvendinant projektus būtų dar geresnės. Pradėkim gal iš eilės, Tomai. Aš tai, jeigu būtumėt praklausę prieš 3 metus, būtų atsakymas kitoks. Dabar aš jums klausimą turiu, gal jūs esate įsidiegę dirbtinį intelektą, nes vyksta labai viskas sklandžiai ir greitai. Turime robotukų pagalbininkų. Vardu Robertas Katilius. Tai nežinau, mes kai aplikavom tai paramą ir paskui ten buvom gal net pamiršę kažką atsiųsti ar dar kažkaip, tai mums net skambino iš agentūros ir sakė, ko jūs pinigų neprašot, jums paruošti pinigai, mums reikia iki naujų metų išleisti, kur pervesti, tai nesam taip susidūrę, kad šitą būdavo visur, kitas įstaigas reikia raginti, kur mūsų pinigai, gal kada pervesi, tai po pusę metų būdavo, tai gauni, o čia net tik įgyvendinom, iškart gaunam. Tai tik tai nebent kur įmonėm, kur kas nauda gali būti, tai tik gaukite daugiau iš ES, daugiau paramos ir bus visiems naudinga. Ačiū. Agne, jūs labai gerai pradėjot, kad visur reikalingas bendravimas, bendradarbiavimas. Tai lygiai taip pat, kaip ir kolegos jau prieš tai, noriu pasidžiaugti, kad iš tiesų tas bendravimas ir bendradarbiavimas iš energetikos agentūros pusės buvo lengvas, sklandus, dokumentacijos pateikimas buvo be galo aiškus. Jeigu klausimai kildavo, atsakymus gaudavom labai greitai, tai tikrai vienintelis palinkėjimas, kad būtų dar tos paramos, nes iš esmės tikrai visi matome tą viziją dėl atsinaujinančios energetikos. Ačiū. Aurimai? Aš irgi kaip ir kolegos tą patį pasakysiu, kad jeigu viską pasiruoši, tai yra labai viskas paprasta prisiduoti ir gyvendinti. Ir kaip kolega Aurimas sakė, tai agentūra pati nori atiduoti pinigus, sako, kad greičiau paimkit, nes metai baigėsi, sako, gal jums nereikia. Tai čia pirmą kartą irgi taip pat susidūriau, bet būna stebuklo iš tikrųjų. Ir norėčiau labai padėkoti iš tikrųjų agentūrai, agentūros kolektyvui, darbuotojams už tikrai labai gerą darbą, gerą požiūrį į pareiškėją. Jūs šaunuoliai. Ačiū. Ačiū. Evelina? Tai ačiū už gerą dialogą ir palydėjimą nuo idėjos iki projekto įgyvendinimo. Tikrai buvo labai paprasta. Ir linkiu, kad jūsų biudžetas didėtų ir mes galėtumėm ir turėtumėm kur aplikuoti, nes minčių yra, kolegos jau daug ką išsakė ir dirbsime toliau dėl modernesnės, tvaresnės ir sveikesnės aplinkos ir visuomenės. Ačiū. Ačiū labai už gražius žodžius, už atvirumą ir tikiuosi įkvėpimą kitiem projektam. Tai ačiū labai.
Ačiū labai. Paplokime dar kartą.